Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienintelį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki į jį, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Amen. Mes jau eilę metų turime šią tradiciją. Jis penktadienis išsiskiria pamaldos iš kitų pamaldų, todėl kad yra didysis arba seniau kaip vadindavo, atsimenant, tikoji pėtnyčia. Tylos ramybės toks metas ir todėl negroja vargonai ir giedame kapelą ir šiandien visas vargas bus ant vargonininkės gerklės, jie turės tempti visą giedojimą, o mes pritarsime, giedosime giesmes ir skaitysime Kristaus kančios istoriją pagal evangelistą Matą 26 ir 27 skyrius. Viešpatie Dieve, dėkojame Tau, kad Tu mus esi atpirkęs savo šventąją auką. Dėkojame už kryžių, šlovinam, garbinam jį, nes tai yra vilties ženklas mums krikščionims. Bet per Tavo kryžių esame išteisinti, esame atpirkti ir sutaikinti su dangišku tėvu. Palaimink šitą tarnavimą, mūsų giedojimą, palaimink savo žodį, kurį mes girdėsime, skaitysime, tad šventoji dvasia paliestų mūsų širdis ir mes suprastume Tavo valią. Ir Jėzų Kristų to prašome. Amen. Pradėkime su bendra giesme 82. 82 giesmė. 82 giesmė. Galim suspėti ir giedoti. Ishka
buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai dėl mūsų kalčių. Visi mes pakrikom lyg avys, o Viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viešpatie, gailestingasis amžinasis Dieve, tu savo Sūnų už mus kryžiaus gėdai atidavei, kad nuo mūsų nusigręžtume piktojo sielų priešo galią. Padėk mums taip širdyse apmąstyti kartu į tavo Sūnaus kentėjimą, kad jo dėka gavę nuodėmę atleidimą būtume išgelbėti nuo amžinosios mirties. Meldžiame to per tą patį tavo Sūnų Jėzų Kristų mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir išpatauja su tavimi šventąja dvasia, vienas Dievas, per amžių amžius. Amen. Pirmasis skaitinys. Suokalbis prieš Jėzų, patepimas laidotuvėm išdavystės kaina. Baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams: jūs žinote, kad po 2 dienų bus Velykos ir žmogaus sūnus bus atiduotas nukryžiuoti. Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinasi Kajafas, ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudėje nekiltų sąmyšio. Kai Jėzus viešėjo Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, atėjo moteris alebastrinių brangaus kvapniojo aliejaus indų nešina, ir jam sėdėčiam prie stalo išpylė ant galvos. Tai pamatė mokiniai, pasipiktino ir kalbėjo: kam toks eikvojimas, juk tai buvo galima aliejų brangiai parduoti ir išdalyti pinigus vargšams. Tai išgirdęs Jėzus tarė: kam skaudinate moterį? Ji man padarė gerą darbą, vargšų jūs visuomet turite su savimi, o mane ne visuomet. Išpildama aliejų ant mano galvos, ji tai padarė mano laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija, ir jos atminimai bus pasakojama, ką yra padariusi. Bet vienas iš 12 vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums? Jie pasiūlė 30 sidabrinių, ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Giedosime 63 giesmės 1 ir 2 posmus. Ir prašysiu, kad kol bus skaitiniai skaitomi, nestokit, susėdę ramiai, klausykite giedos. Amen.
17 iki 20. Irgi pasakysiu, kad tų mato Evangelijos skyrių neskaityti. Tik tai tą paskutinę vakarienę. Gerai. Paskutinė vakarienė. Pirmąją neurogintosios duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: sakyk, kur paruošti tavo Velykų vakarienę? Jis atsakė: eikite į miestą pas kokį žmogų ir sakykite jam: mokytojas sako, mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarui, Jėzus su 12 mokinių susirinko prie stalo. Pradėjus valgyti, jis tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti: nejaugi aš, Viešpatie? Jis atsakė: mane išduos, dažantis kartu su manim duoną vandenyje. Žmogaus sūnus, tiesa, einant savo keliu, kaip apie jį parašyta. Bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė: nejaugi aš, Rabi? Jis atsakė: tu pasakei. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje. 480 pirmieji du pokalbiai. O Jėzus tų, kurie susiskirsto. 480 pirmas ir antras pokalbis. O Jėzau! Jie išėjo į Alyvų kalną. Tada Jėzus jiems kalbėjo: šią naktį jūs visi manim pasipiktinsit, nes parašyta: ištiksiu piemenei ir avių kaimenė išsisklaidys. O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirmą jūsų į Galilėją. Petras atsiliepė: jei net visi tavim pasipiktintų, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Jėzus jam tarė: iš tiesų
sakau tau, šią naktį, dar veikiu nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras tvirtino, jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, vis tiek tavęs neįsiginsiu. Taip kalbėjo ir visi mokiniai. 398 giesmė krikščionys kelkėsi kovoti 1 ir 3 posmus. 398, 1 ir 3 posmus. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę, ir tarė mokiniams: pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosi. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, teatleidžia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip nori tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui: negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos miegančius. Jų akys buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos vėl nuėjo ir 3 kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat. 401 giesmė, 401 ir 2 posmus. Sielas stenkis visada melstis ir budėti. No.
kalavijais ir virsais, atsiųstas aukštųjų kunigų ir tautos žinovų. Jo išdavėjas buvo nurodęs jam ženklą sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus tarė, sveikas, rabi, ir pabučiavo jį. Jėzus jam tarė, bičiuli, kuo atėjai? Tuomet į puodę nutvėrė ir suėmė. Štai vienas iš Jėzaus palydovų ištiesė ranką ir įsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą, ir jis bemat neatsiųstų man apie 12 legionų angelų. Bet kaip išsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti. Ta valanda Jėzus tarė kūnui, tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėstais. Aš kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, kad išsipildytų pranašų raštai. Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. 77 giesmė, pirmasis posmas. 77 Jėzaus su mano linksmybė, pirmas posmas. Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo namų ir įėjęs į kiemą atsisėdo su tarnais pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti. Tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė, šitas yra sakęs, aš galiu sugriauti Dievo šventovę ir per 3 dienas ją vėl atstatyti. Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai iš šitos kaltinimus. Bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas jam tarė, prisaikdinu tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar tu Mesijas, Dievo sūnus. Jėzus atsakė, tu pasakei, bet aš jums sakau, nuo šiol jūs matysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko. Jis piktžodžiauja, kam dar mums liudytojai? Štai, girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums regisi? Jie atsakė, vertas mirties. 75 giesmė, 75 antras posmas, kaip maža nusiminančių
buvai su Jėzumi Galilėjiečiu, bet jis įsigynė, kalbėjo visų akivaizdoje, aš nežinau, ką tu sakai. Einant į vartų link, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams, šitas buvo su Jėzumi Nazariečiu. Jis ir vėl išsigynė, prisiekdamas, aš nepažįstu to žmogaus. Po valandėlės prisiartino ten stovėjusieji ir sakė Petrui, tikrai tu vienas iš jų, nes ir tavo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė prisikinėti ir dievagotis, aš nepažįstu to žmogaus. Ir tuojau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius, dar vaikiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsigeisi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. 362, pirmas ir trečias posmai. Jėzaus širdį sugraudino. Surišę, nuvedė ir atidavė jį valdytojui Pilotui. Kai išdavikas Judas pamanė, kad Jėzus pasmerktas, gailesčio pagautas nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių. Ir tarė, nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują. Jie atsakė, o kas mums daroma? Tu žinovis. Nusviedęs šventovėje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo, jų negalima dėti šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują. Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Taip išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Ir paėmė 30 sidabrinių, įkainojo kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio vaikų. Ir atidavė juos už puodžiaus dirvą. Taip man viešpats buvo paskyręs. 311 giesmė, 311, 7 ir 8 posmus giedame. Jei pagunda mus neves.
jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė, ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina? Bet jis neatsakė nei vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabą. Taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė, kadra norite, kad jums paleisčiau, Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju. Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdinčiam teismo krasėje Piloto žmona atsiuntė įspėjimą, nieko nedaryk šitam teisėjam. Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudyti. Tuomet valdytojas jiems tarė, kadra norite, kad jums paleisčiau. Jie šaukė, Barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju? Jie visi rėkė, ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi pikta yra padaręs? Bet jie dar garsiau šaukė, ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, susimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė, aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo, jūs žinokitės. Visi žmonės šaukė, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplaginęs atidavė nukryžiuoti. 70 giesmė, 70, 3 ir 4 posmas. 3, 4 posmas, 70 giesmės, viešpaties kančias vyriausias.
į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: Sveikas, žydų karaliau! Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. 66 giesmė, pirmas posmas, miela Kristaus galvelė. 66, pirmas. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vardu Simoną. Ta privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Golgotą, tai yra Kaukolės vieta, davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus pasidalijo jo drabužius, mesdami burdą, ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai išgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami: Šetau, kur sugriauni šventovę ir per 3 dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nužengk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi ir aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami: Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius ten žengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: Aš Dievo sūnus. Taip pat jie plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. 67 giesmė, 1 ir 2 posmas. Siela į Golgotą bėga. 67.
išgirdęs sakė, jog jis šaukiasis Elijo. Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją karpusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo, palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus dar kartą sušukęs skardžiu balsu atidavė dvasią. Pirmą ir antrą posmus. Jau atlikta, jisai jau mirė. 91 ir 2. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą visą, kas dėjosi, labai išsigando ir sako, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurių žiūrėjo iš tolo, jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Marija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakarui atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę ir paguldė savo naujo kapo rūsyje, kuri buvo iškaldinęs uoloje. Paskui jis užkrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Magdalena Marija ir kita Marija, kurios sėdėjo prie kapo. 104, 3 posmas. Du kapai atiduotas.
sargyba prie kapo. Kitą dieną, po pasirinkimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebegyvendamas yra pasakęs: po 3 dienų aš prisikelsiu. Tad įsakyk saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė: štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėjo, paženklino antspaudo akmenį ir pastatė sargybą. 66 giesmė 7 ir 8 posmai. 66, 7 ir 8 tau nuolankiai dėkoju. Susikaupkime ir savo mintyse, savo širdies žodžiuose išpažinkim tai, kas galėjo būti priežastis jo kančios. Tavo ir mano nuodėmė. Taigi skiriu laiką išpažinti Dievui save.
Kristaus atsigailėk, viešpatie pasigailėk. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Neleisk mūsų pramaldą, bet negelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Jėzau Kristau, sūnau Dievo, tu viešpatie, vesk mus gyvybėn išminties. Viešpats Dievas palaimintas vertės tarnė tada. Viešpats Dievas atšviečia tave savo veidu ir teesie tau malonus. Viešpats Dievas te pakelia savo ramybės veidą į tave ir te suteikia tau savo ramybę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Amen. Tėve, prisimkime, to šį vakarą visiems atėjusiems, ypač tiems, kurie padėjote nešti kryžių, dalyvaujančioje eisenoje, miesto gatvėmis, nors mes tik dalį nešėme savo atkarpą, tada visiems, kurie atėjote tai atlikti šią pareigą ir parodėte miestui, kad dar liuteronų yra, dar ne visi yra išvykę, išnykę, dar jie yra gyvi. Velykinės pamaldos, kaip yra įprasta, bus 2:7 ryte ir 10 antrosios pamaldos, abi pamaldos su viešpaties vakarienė, su giesmėmis ir vaikų, ir jaunimo, ir visokių dalykų, ir solo. Visko turėsime per šias pamaldas ir ateikime, dalyvaukime ir švęskime viešpaties prisikėlimo šventę. Rinkliava šio vakaro bus prie durų, išeinant budintieji stovės ir priims jūsų meilės aukas, tad paaukosite